Vaikai yra Dievo paveldas, palikimas, atlygis nuo jo. Kaip strėlė rankose kareivio yra vaikų gimimas tau. Palaimintas tas, kurių strėlė nepilna, bet tavo vaikai ne tavo vaikai. Jie yra sūnūs ir dukros aukščiausiojo Dievo. Jie ateina per tave, ne iš tavęs. Jie yra su tavimi, bet tau jie nepriklauso. Jiems gali duoti meilę, bet ne savo mintis, jie turi savo mintis. Jiems gali duoti namus, bet ne sielą, nes jų sielos rytoj gyvens kituose namuose, kur tu negali būti net svajonėse. Tu gali stengtis būti panašus į juos, bet nedaryk, kad jie būtų panašus į tave. Jūs tėvai esate lankai, iš kurių siunčiamos strėlės vaikai. Dievas yra lankininkas, kuris mato taikinį begalybės kelyje. Jis įtempia tave savo jėga, kad strėlės skristų greitai ir toli. Tegul jūsų tempimas lankininkų rankose būna džiaugsmas, nes kaip Dievas myli skrendančią strėlę, taip jis myli lanką, kuris yra stabilus.